Tony Sports. Viskas krepšiniui. Sveikas sugrįžęs į rinktinę. Dėkui. Aišku, tokios aplinkybės šiek tiek ekstremalios. Papasakok, kaip viskas vyko. Treneris paskambino, sutikai, ilgai dvejojai. Žinai, iš pirmo buvo toksai, kaip nežinomybė tokia, žinai, ar važiuot, ar nevažiuot, bet apsisprendžiau važiuoti ir tikrai galvojau, kad bus geras sprendimas, paprašė atvažiuoti padėti ir žiūrėti, kaip ten gausis ir taip ir išėjo. Tai ačiū labai už tokį. Nebuvai kažkokių atostogų su šeima suplanavęs? Ne, dar labai planai pasikeitė? Ne, dar nebuvo, matai, man atostogos, aš kai ten nuvažiuoju, aš ten ilsiuosi, žinai, ir ten televizorių žiūriu, ar dar ką nors, žinai. O šiaip kur nors važiuoti nebuvo jokių atostogų. Šeima labai nuliūdo, ar kaip tik palaikė? Žmona mane ir išspyrė. Žinai, sako, važiuok, sako, ką tu čia veiksi, žinai, važiuok, bus gerai, žinai, ir viskas. Tai dabar praktiškai beveik garantuota vieta 12 yra tau? Dar niekas... Aišku, dar niekas neaišku. Oficialiai nieko neparašyta, žinai. Bet liko jau porą dienų, realiai savaitės pabaigoje treneris turėjo priimti sprendimą. Kai bus viskas oficialiai, tada galėsim daugiau pašnekėti. Jau Rusijos vizą turi pasidarėjai į varžybom, draugiškom į Rusiją, ne? Spėjai. Ja, atrodo, padarė. Tvarko. O kaip tavo pačio sportinė būklė? Ar pasportuodavai truputėlį? Sportavau, žinok. 2 dienas sportavau, 1 ilsėjausi, bet taip, žinai, prasibėgdavau 30 minučių ant to takelio, paskui į štangą ir paskui dar pamėtydavau, žinai. Tai pasportavau, ta prasme, kiek ten bebūtų, nes kai formai gaunai gerą, žinai, jos nesinori prarasti. Tai vat ir palaikiau ir taip gavosi, kad iki naudos atsišėjo. Super labai. O kaip vyrukai sutiko tave? Normaliai, žinai, kiekvienas turėjo savo, žinai, juokelius, ta prasme, apie tai. Ir Jeftokas sako, aš tau kelialapį pramušiau, žinai. O kiekvienas draugiškai sutiko, žinai, čia nebuvo jokio tokio pykčio, sakant. Aišku, gerai, dėkui labai. Beje, kaip savijauta po to skrydžio, nes realiai tau dar aklimatizacija tik tai įsibėgėja. Jo, 30 valandų, žinai, nemegau, nes kai skrydom, Dalase buvo diena, žinai. Tai paskui skridau nemegojęs ir paskui dar tenais reikėjo atvažiuoti, paskui iš karto treniruoti, žinai, tai taip išėjo 30 valandų nemegoti, pavalgiam vakarienį ir iš karto bum, ir užmigau ir neatsikėliau. Tai ką, gero pietų miego tada, po pietų viso ačiū labai. Tony Sports. Viskas krepšiniui.